Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Dvi. Taip, išsirinkit, kaip jūs mėgstat, jūs visada žinot, kaip išsirinkti ir kada, todėl skaitau iš karto. 5 taurės. Tai situacija, kai jūs kažkuo nepatenkinti. O kažkas tai yra ne taip, kaip jūs norėtumėt. Ir dabar, ten už nugaros mergaitė yra 2 pilnos taurės. O čia jau yra arba išgertos, arba išpiltos, arba kažkaip tai tuščios. Ir mergaitė žiūri į šitas ir labai kenčia, kodėl jos tokios tuščios. O už nugaros ant lentynos yra dar daug, ko ten yra tose taurėse. Tai dabar jinai arba turėtų atsigręžti ir pamatyti ir suprast, kad viskas dar neprarasta, tiksliau nieko neprarasta ir kad čia viskas dar susitvarkys ir nereikia čia taip pat kakliai žiūrėti į šitas parvirtusias taures, o kad dar yra visokių gerų variantų. Tai jūs rytoj imsit ir užkliūsit kažkur tai ten, kur jum nepatinka. O tai būna, matosi tai, kas nepatinka. O į tai, kas patinka, jūs visai nežiūrit. Reikėtų tik šiek tiek pasukt galvą, atsigręžt, pakelt akis kitur ir jūs pamatytumėt, kad pilna variantų labai puikių, labai gerų ir labai keletas gerų išeičių. Bet jeigu jūs norit pasižiūrėti į tai, kas jums nepatinka, tai jūsų valia. Aš iš viso siūlau apskritai gyvenime stebėti labiau tai, kas patinka, atkakliai. Ieškot visur to, kas jums patinka. O tai, kas nepatinka, labai greitai pamiršt. Tai jūs rytoj gausit progą pasitikrinti. Ar jūs galit pastebėti tai, kas jums patinka, kas yra gero, kas yra gražaus, kas yra patogaus ir taip toliau. Ar jūs įsmeigsit savo dėmesį ten, kur nelabai patinka ir visą dieną į ten žiūrėsit ir pasakosit visiems, kaip jums kas nepatinka. Pasirinksit jūs geresnį variantą, kaip aš visada ir sakau. Ir labai nustebsit, kaip tai jūs nudžiugins. Jūs būtinai pamatysit aplinkui save daug puikių dalykų ir variantų. O šitas vyrukas aiškiai jau mato savo horizontą, savo laivą. Ir tai jums, ir jis mato, ir jūs taip pat pamatysit, kad jau dabar jūsų horizontai atsivėrė, kad jūs jau matot savo transporto priemonę, kuri jūs ims ir nuneš į jūsų tikslą, į jūsų svajonę, į jūsų, jau čia tikrai tai, ko jūs norėtumėt ir ką jūs būtinai gausit. Jau jūsų laivas plaukia prie jūsų pasiimt. Ir tai visiškai puiku. Ir jūsų planas buvo geras, ar tai verslo planas, ar koks meno planas, ar dar kažkas, ką jūs dabar svajojot nuveikt, padaryt, tokio, kas jūs įkvėptų ir pakylėtų, ir duotų jum pelno. Tai rytoj jūs aiškiai pamatysit, kaip tai vyksta, ir kaip tai puikiai vystosi, ir kaip gerai jūs viską sumanėt. Taip, rytoj tokia veiklos diena. Tai nauja pradžia, tai puikiai idėja, tai energija. Tai nauja energija, kuri jūs ir įkvėps, ir pakylės, ir paims už rankutės ir nuves ten, kur reikia, ten, kur padėti
ten, kur padėti visi jūsų pinigai, ten, kur vystosi jūsų planai, ten, kur, viskas eina kaip sviestų patepta. Tiesiog šitas tūzas yra ir burtų lazdelė, ir karaliaus skeptras, ir ta lazda, kuri sužaliuoja ir išauga vėl į medį, ir iš viso nauja speciali energija skirta jum visai dienai, ir greičiausiai ne tik dienai, greičiausiai rytoj ta diena, kai jūs susigrąžinsit energiją, aistrą, ir eisit veikt kažko, kas jums labai patinka, ir eisit pasiimt, ko jūs labai seniai norit. Puiku. Tiesiog kokias kortas aš čia ištraukiau. Tai lyderio korta, tai nugalėtojo korta, tai ką jūs sunkiai dirbot, darėt, mokėtės, rašėt, skaičiavot, sportavot, jūs rytoj gaunat rezultatą, jūs išeinat į nugalėtojus ir iš tribūnos visiems pasirodot ir jūs sveikina ir ploja ir jum visaip ten šaukia valio ir pripažįsta jūs kaip nugalėtoją. Puiku, pasidžiaukit visą dieną. Kokį jūs veiksmą nuveikėt ir ką nugalėjot, čia daug skirtingų variantų. Aš už visus nepasakysiu. Bet jūs gausit tą nugalėtojo jausmą, tą pasitenkinimo jausmą, kai jūs stengiatės ir gaunat rezultatą konkretų, gerą, didelį ir tokį, pasižiūrėkit, tokį švytintį. Jūs mėgausitės visą dieną ir savim, ir savo pasiekimais. Ir tai jūs žinoma nudžiugins.